Patikrinkime plėvelių dizainą. Užėję į DTK, dešinėje pusėje matysite spaudos technikų paruoštą dizainą. Padidinę jį galėsite patikrinti, ar dizaine yra visi reikalingi elementai – tekstai, grafikos detalės. Kaip matome, ant etikečių bus dedamas baltos spalvos sluoksnis. Taip pat etiketės bus dalinai dengiamos laku. Šioje vietoje galite koreguoti etikečių plėvelių pavadinimą arba įrašyti prekės kodą, tam, kad lengviau jas rastumėte teikiant užsakymą ar norėdami peržiūrėti. Nepamirškite patikrinti ir plėvelių techninių parametrų. Ypatingą dėmesį atkreipkite į etikečių plėvelių suvyniojimo būdą, vidinį ir išorinį rulono skersmenį, ar šie parametrai tinkami jūsų įrangai. Skiltyje kainos bus nurodytos produkto kainos. Skiltyje užsakymų istoriją matysite, kiek kartų produktas buvo užsakytas anksčiau. Šios plėvelės anksčiau užsakytos nebuvo, tad užsakymų istorijos šiuo atveju nėra. Peržiūrėję DTK, jį patvirtinkite arba atmeskite. Spustelėjus mygtuką tvirtinti atmesti, atsidaro naujas langas, kuriame informuojama, kad jūsų patvirtinimas galutinis. Už klaidas, kurių neištaisysite, gamintojas atsakomybės neprisijima. Perskaitę informaciją turite pažymėti varnelę, kad su ja susipažinote ir sutinkate. Jūsų bus prašoma įvertinti 3 DTK kriterijus – dizainą, tekstą bei techninius parametrus. Jei DTK pateikti techninę informaciją bei maketai teisingi, patvirtinus DTK šias plėveles jau galima užsakyti.